Dėl ko dažniausiai žmogus jaučiasi nepakankamas, jisai mato, kad ir stringa realizacijos jos, neteina gal pinigų kiekis toks, kokio jie norėtų ar kaip įsivaizduoja, kaip turėtų būti sėkmingam žmogui, ne? Tai vien tik tai dėl to, kad žmogus neina savo keliu. Ir dėl ko sunku pradėti eiti savo keliu, nes dabar mes sekam, stebim be galo daug žmonių, sėkmingų žmonių, gal tik tai apsimetančių sėkmingai žmonėmis. Ir visą laiką vyksta pasąmoninis lyginimas. Tarsi gal ir galvojam, kad ne, aš tai tikrai nesilyginu, man tai viskas ok yra. Bet mes niekada negalėsime būti savimi, kol bandysime pakartoti kitus. Tai kai mes nustojam sekti kitus, stebėti kitus, kitų veiklas, kitų darbus, mes tiesiog pradedam girdėti ir daryti tai, kas mums patinka. Ir tai po truputį grąžina pasitikėjimą. Ir taip mes tikrai nepritrauksim gal tos auditorijos to žmogaus, ne? Bet mes pritrauksim savo auditoriją, kuri bus mūsų, kuri eis pagal mūsų dažnį, ne? Kuri bus mūsų panašių vibracijų ir nesvarbu tai ar gerai ar blogai, nes to jau senai nebėra, bet tiesiog tai bus mūsų auditorija, unikali auditorija, tai, kuriai mes galime kažką transliuoti, tai, ką mokom, tai, ką žinom geriausiai, tai, kuo pasitikim. Tai susigrąžinti pasitikėjimą, savivertę, savo, kaip sakyt, auditoriją, ne, pinigus. Galų gale, nes pinigai irgi yra energija, kai mes į juos nežiūrim kaip į pinigus, o kaip į energiją. Ir tada susikursim tiesiog savo kelią, unikalų kelią ir tikrai būsim sėkmingi tiek, kiek mums reikia, tiek, kiek yra mums skirta, ar kame mes norime būti. Tai svarbiausia nustoti sekti kitus, matyti kitus, girdėti kitus ir kartoti kitus. Nes kartais mes tiesiog tai darom labai nesąmoningai, bet taip yra. Nes kitų istorija yra kitų istorija ir jinai niekada nebus mūsų. Tai ir yra svarbu suprasti, suvokti ir vėlgi, kaip ir viskas veda į tai, kad atsisukti į save, ar tikrai darau tai, kas man patinka, ar tikrai kalbu tai, kas man patinka, ar tik tai bandau kažką nukopijuoti, pamėgdžioti, pakartoti. Tai kai pradedu daryti tai, kas eina iš mano vidaus, pasitikėti tuo, ką kalbu, kaip sakau, nebūsime visiems faini, nebūsime visiems įdomus, nebūsime visiems geri, bet tai yra, kaip sakyt, ne mūsų džiaugsmai, ne mūsų problemos. Tai būti unikaliu, būti savimi, jausti save